Sveiki, mėlyje kolegos. Aš norėčiau nusilenkti tai mokyklai, tiems mokytojams, kurioje mokėsi Robertas Dagys. Nes žmogus puikiai dėstė savo mintis, puikiai atrodė šitoje tribūnoje ir aš manau, kad tai įskiepijo ir jį mokė būtent tie mokytojai. Dievas jau seniai palaimino mokytoją. O ar palaimino jį vyriausybė? Ir kur jie šiandieną? Juk čia, šitoje salėje, mes kalbame apie Lietuvos ateitį. Ne apie Zimbabvės, o apie Lietuvos ateitį. Jos vaikų ateitį. Mūsų visų ateitį. Aš norėčiau apie išmintingą mokytoją. Ateina rabinas pas savo vaikus ir sako: aš šiandien užmušiau 7 muses. 3 buvo moteriškos giminės, o 4 buvo vyriškos giminės. Rebe, kaip jūs atskyrėt giminės? 3 musės tupėjo ant alaus bokalo, o 4 musės tupėjo ant veidrodžio. Štai ir kūrybiškumas, išmintis ir gilus humoro jausmas. Aš grįžtu prie forumo tikslo. Kur gauti ir kaip išugdyti tą veržlų, kūrybišką, gebantį sėkmingai gyventi ir dirbti. Kaip išugdyti yra sunku. O kur jis turėtų gyventi, tai čia, šituose rūmuose. Nes čia kvepia didaktika, pedagogika. Čia vaikšto orus profesoriai, kurie žino ir supranta, kas yra mokytojas ir kokia tai atsakinga profesija. Išeina žilagalviai mokytojai ir sunkiasvoriai direktoriai. Kas juos pakeis? Kas ateis vietoj jų? Iš ko pasirinkti? Jaunimo Lietuvoje lieka vis mažiau ir mažiau. Tai kurgi tas jaunuolis, kuris turi tą pedagoginę raziną? Kur tas jaunuolis, kurio aš galėčiau pasakyti ir paklausti: ateik pas mane, būk čia ir ruoškis labai atsakingam ir sunkiam darbui. Visos aukštosios mokyklos tiesiog grobte grobia mūsų jaunimą, prižadėdami ir sakydami: būk su mumis, tu čia būsi pats laimingiausias. O laimė baigėsi ties Maksimos kasa. Bent šituose rūmuose yra nemeluojama ir sakoma, kad
mokytojų realybė šiandieną yra sunki. Ir kol vyriausybė ir politikai nesupras, kad už jų anūkų ir proanūkių ateitį yra atsakinga Lietuva, kol pagaliau neleisime žeminti mokytojų vardo ir nesuprasime, kad mokykla yra ateities gyvenimo pagrindas, kol už mūsų darbą nebus deramai sumokėta, tol mokytojai valgys sumuštinį be dešros, tol jie bus pikti ir bus pikti mūsų vaikai. Mums reikalingi mokytojai, kurie vestų mūsų vaikus į laimės žiburį. Patikėkit manim, kad aš kaip praktikas matau ir stebiu mūsų Lietuvos mokyklą. Joje yra visko. Bet yra žmonės, kurie negailėdami savęs dirba ir mąsto tam, kad aš turėčiau ir išleisčiau gabų jaunuolį, atiduočiau jį Lietuvai. Aš sutinku, kad kiekvienas darbdavys turėtų būtinai paklausti jauno mokytojo, ką tu darysi su savo žiniomis, kaip tu kursi ir kokias inovacijas atneši man, mokyklos direktoriui, kad tavim didžiuotųsi vaikai ir bendruomenė. Aš tau padėsiu. Ar tu tiki manim? Ką tu žinai, ką tu girdėjai apie tą bendruomenę, į kurią tu ruošiesi ateiti? Tai paprasta ir elementaru. Bet kol dar skambės skambučiai iš centro ir pasakys, priimk jį, o ne tą, tol kol mes paklausime, o kokios tu tautybės, aš nematau didelės ateities. Aš turiu paklausti, ką tu žinai, kokius kursinius darbus tu parašei, būdamas akademiniai aukštojai mokykloje, kaip tu mokėsi ir ką tu ruošiesi čia veikti. Aš turiu pretenzijų ir mokytojams. Taip, mes skubame namo, nes ten namuose yra kitas uždarbis. Taip, mes esame abejingi. Mes abejingi vaikų ašaroms. Mes nesustojame ir nepaklausime, kas atsitiko, kodėl šiandien blogai jautiesi, ką tu atlikai, ką ruošies daryti. Mokytojas negali rūpintis išaugintom daržovėm, kaip jas parduoti. Negali džiaugtis triušiukais, jis turi džiaugtis savo darbu. Už jo darbą turi būti tinkamai
apmokėti. Ir tol, kol mes visi šito nesuprasime, kol jūs, mano gerbiamas universitetas, neturės progos pasirinkti patį geriausią, o kai jūs man atsiūsite į mano pageidaujamą vietą 5 ar 10 studentų, aš nematau didelios perspektyvos. Atleiskit, nematau. Ir kas šiandien atsakys už visą tai, kada rytoj bus blogai, aš neįsivaizduoju. Mes visi deklaruojam, mes mylim Lietuvą. Mylėti reikia Lietuvą pasiaukojančiai, o ne deklaruojančiai. Mokytojai turi ruošti tik mūsų edukologijos universitetas. Yra Vilniaus universitetas, yra Riomerio universitetas. Mylėjai, pasirinkit savo kryptį ir eikite tą kryptimį. O žmonės, kurie nori būti mokytojais ir supranta ir yra šeimos tradicijų tęsėjai, atiduokite juos mums. Padarysim viską, kad mes turėsim tokius mokytojus, kurie mokė mane, mokė jūs, išmokė kalbėti, rašyti, be klaidų ir galvoti. Nes mus niekas neišmokys, net visagalis Google. Yra žmogaus jausmai, yra žmogaus gyva kalba, yra mokytojas, kuris visada privalo būti tik tai artistu. Sėkmės jums visiems.